Petras Kiaulėnas gimė 1909 metais sausio 10 dieną Naniškių kaime Pandėlio valsčiuje Rokiškio apskrityje. Buvo vyriausias sūnus. Be jo šeimoje augo dar 4 vaikai. Iš pradžių buvo leistas mokytis pas Juozapą Katelę su Vaidiškių kaime. Ten mokino tik skaityti. Vėliau pradėjo eiti pas Leoną Katelę į Martinonių kaimą. Petro Kiaulėno sesuo Paulina pasakoja. Atsiminime brolis Petras niekada nebūdavo mažas, nors jį tėvelis ir mamytė vadindavę Petriuku. Kai atvažiuodavo iš Kupiškio progimnazijos, būdavo nejauku. Žiūrėdavau, kaip jis gražiai apsitaisęs, kokia graži uniforma, kaip gražiai kalba, sveikinasi. 1928 metais rugpjūčio paskutiniam dienom tėvelis jį išvežė įstoti į Kauno meno mokyklą. Čia jis su didelė energija dirbo ir mokėsi, lavino savo gal ir įgimtus gebėjimus dailei ir grožiui. Gilinosi į lietuvių senovės dailę, rinko senovinius lietuvių dailės dirbinius, darydavęs nuotraukas. Tačiau 1932 metais netoli Kupiškio pasibaigus arkliui žūsta tėvas. Palikę vieni šeimos nariai tarėsi, kaip toliau gyventi ir tvarkytis. Petriukas dėl savęs sakė, mokslo aš negaliu nutraukti ir mokysiuosi kaip nors pats save išsilaikydamas. Jo būta jautraus, tačiau gana konstruktyvaus, kryptingo mąstymo ir tvirto nusistatymo. 1934 sėkmingai baigė Kauno meno mokyklą ir gavę švietimo ministerijos stipendiją studijoms užsienyje išvažiuoja į Paryžių. Mama ramina, nieko mamytė nebijok, neimk į galvą, tas nuotolis, koks čia skirtumas, kaip pėsčias iš Biržų. Tačiau jau 1935 laiške mylimajai Emilijai Zovytei rašo, šiandieną vakare apleidžiu Paryžių. Paryžius yra labai bjaurus miestas, niekuomet čia nenorėčiau pasilikti. Tai, ką jie turi, yra arba italų, arba flamandų, o sava nieko gera neturi. Atvirai pasakius, niekai viskas prieš Italiją, joje architektų ir dailininkų tėvynė. Todėl Petras Paryžiuje ilgesniam laikui neapsistoja. Nusprendžia skirtą stipendiją pasinaudoti studijoms Italijoje. Iki 1937 jis Romos karališkosios dailės akademijos studentas. Verčiasi sunkiai. Laiškuose pasiskųsdavo negalys nusipirkti dažų, turys tepti tik degutiniais. Karališkąją dailės akademiją Petras baigė aukščiausių žymenių, briliantinių. Bet jei visi keliai veda į Romą, tai ne visi ten baigėsi. Grįžta į Paryžių studijuoti miestų planavimo institute ir valstybinėje aukštojoje dekoratyvinio meno mokykloje. Kai Petro klausdavo, kam tos papildomos studijos, jis sakydavo, kad architektūra turi papildyti tapybą, juk ir Renesanso dailininkai beveik visi buvo architektai, o kokia jų tapyba? Paryžiuje susipažįsta su architektūrą studijuojančia graike iš Aleksandrijos Vasia Nikolakaki. 1938 metais lankydamėsi Lietuvoje jie susituokė paskutinę viešnagės dieną. Perspektyva nieko nepasiekus visam laikui grįžti į Lietuvą nevilioja, net gąsdina. Grįšime į Lietuvą, na ir ką? Tapysime? Išgrūs kur nors į provinciją gimnaziją piešimo mokyti? Va, ir visa tavo svajonė. Aš turėsiu 2 specialybės ir jos vieną kitą papildys. 1942 gauna architekto diplomą. Paskutinieji 9 metai prabėga Amerikoje, kur su šeima persikėlė tikėdamasis geresnių gyvenimo sąlygų, tačiau suserga leukemija. Gyvena Floridoje, Čikagoje, o nuo 1952 iki mirties 1955 Niujorke, kur ir pats palaidotas. Labą dieną. Ką jūs žinote apie Petrą Kiaulėną? Pandėlėtis. Ir daugiau nieko nežinote? Nežinau, jisai, kur jisai Amerikoje gyvenęs gal, ne? Taip. Visą laiką. Taip, teisingai atsakiau klausimą. Na gerai, ačiū už atsakymą. Labą dieną. Labą dieną. Ar jūs žinote, ką nors apie mūsų kraštietį Petrą Kiaulėną? Esu girdėjusi. O plačiau nenorite papasakoti? O aš labai nedaug žinau. Na, aišku. Tik žinau, kad architektas, dailininkas ir kilęs iš Pandėlio kažkur čia. Taip. Valsčiaus kažkur. Na, ačiū už atsakymą.
Labą dieną. Labą dieną. Ar jūs žinote, ką nors apie mūsų kraštietį Petrą Kiaulėną? Ne, nieko nežinau. Na aišku, ačiū už atsakymą. Labą dieną. Pasakykite, ką jūs žinote apie Petrą Kiaulėną. Petras Kiaulėnas yra tapytojas. Jis yra gimęs Rokiškio rajone, Meniškių kaime 1909 metais. Jis baigė Kaune meno mokyklą, o daugiau gyveno, kiek žinau, užsienyje. Ir užsienyje yra ir miręs. Ačiū. Ką jūs žinote apie Petrą Kiaulėną? Nelabai daug ką žinau. Praktiškai tai žinau, kad menininkas yra, dailininkas. Esu mačiusi porą jo kūrinių, bet daugiau tai tikrai nieko nežinau. Na, Pirmieji darbeliai yra išlikę dar iš tų laikų, kai baigęs Kupiškio progimnaziją atvyko į laikinąją sostinę ir pradėjo studijas. Keletas iš to laikotarpio likusių piešinių ir aliejumi tapytų kūrinėlių, saugomų daugiausia Petro Kiaulėno artimųjų, visai nežada, jog autorius galėtų tapti spalvų burtininku virtuozu. Romos ir Paryžiaus periodai iki 1942 metų taipogi reikšmingesnių atradimų nesukėlė. Gal todėl autorius nevertino to laikotarpio darbų, o dalį jų bene bus sumetęs į upę. Ir tik po 1942 galime kalbėti apie tikrąjį Petrą Kiaulėną. Teptuko pabraukimai ima sekti šviesą, eina visomis kryptimis, yra įvairūs, jį lydi sėkmė.